Briuselio centre stovi Europos parlamento pastatas. Ir štai virš pagrindinio įėjimo į šitą pastatą jūs matote užrašą Altiero Spinelli. Tai turbūt tai kažką reiškia ir verta susipažinti su tuo žmogum, jeigu jau jis yra šitaip reprezentuojamas Europos Sąjungos. Altiero Spinelli gimė 1907 metais Romoje. 24 metais įstojo į Italijos komunistų partiją. 27 metais suimtas ir 10 metų praleido kalėjime Italijos. 37 metais išmestas iš Italijos komunistų partijos gretų už trockizmą. Čia reikia paaiškinti, kodėl taip, ką reiškia šitas išmetimas. Po spalio revoliucijos, po 1917 metų, bolševikai skilo į dvi didelės grupės. Vieni manė, kad reikia daryti pasaulinę revoliuciją, ir jeigu jos nebus, tai nėra ko ir pradėti su tom socialistiniam revoliucijom ir socializmais. O kiti matė, vėl, svajokliai svajoja apie pasaulinę revoliuciją, o realistai mato, kad jos nebus. Tai ką dabar, atsisakyti? Ir realistai nutarė daryti socializmą vienoje atskiroje valstybėje, o paskui jau toj Tarybų Sąjungoje. Ir taip suskilo, sąlyginai pasakius, stalinistai ir trockistai. Nes stalinistai buvo už socializmo kūrimą konkrečiai Rusijoje ir prie jos prijungtose valstybėse, o trockistai ir toliau siekė pasaulinės revoliucijos. Tai štai Spinelli išmetė iš Italijos komunistų partijos už trockizmą. 37 metais. Prasidėjus karui, antram pasauliniam, 39 metais Musolinio valdžios, jis yra internuojamas Ventotene saloje. Ir štai tenai, 41 metais, kartu su kitu panašaus matymo žmogumi, Ernesto Rossi parašo manifestą iš Ventotene. Tai yra pokarinė programa Europai. Po karo Altiero Spinelli įkuria Europos federalistų uniją. Dabar šita Europos federalistų unija turi savo atstovus visose Europos šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje. Štai matote Lietuvos federalistų puslapį. O jų įkūrėjas tai yra Altiero Spinelli. 76 metais Altiero Spinelli patenka į Italijos parlamentą komunistų partijos sąraše. 79 metais taip pat per komunistų sąrašą patenka į Europos parlamentą ir priklauso komunistų ir šalininkų frakcijai Europos parlamente. 70-76 metais eurokomisaras. 84 metais Altiero Spinelli iniciatyva Europos parlamentas priima pirmą Europos konstitucijos projektą. Bet visos tuometinės Europos Sąjungos valstybės šitą Europos konstituciją atmeta. 86 metais Altiero Spinelli pasitraukė iš mūsų pasaulio. 2010 metais Europos parlamente įkurta Spinelio grupė. Na ir pagrindinis darbas, Altiero Spinelio viso gyvenimo darbas, tai yra tas manifestas iš Ventotene. Na ir jei jau pavardė virš Europos parlamentų durų, tai turbūt verta susipažinti ir su tuo manifestu. Turbūt ne veltui ten ta pavardė parašyta. Ir tiems, kurie tą pavardę ten parašė, tas manifestas turbūt yra svarbus, nes čia jo pagrindinis darbas. Šitas manifestas Europos Sąjungoje yra įvardinamas kaip Europos ideologinis pamatas, kaip tokių planų ateičiai kontekstas. Taigi susipažinkime su šito darbu. Tai nėra teiginiai, kurie būtų vienoje vietoje, kartais vienoje vietoje, bet tiesiog, kad jūs suprastumėte, apie ką apskritai tas darbas, keletą ištraukų iš šito darbo, tokių santraukų. Mes vertėme naudodamiesi lenkiškų, angliškų, vokiškų ir prancūziškų vertimo variantų. Originalas yra italų kalba, lietuviškai ir rusiškai mes neradome internete. Svarbiausias uždavinys
kurio neišsprendus, bet kokia pažanga bus tik iliuzija, galutinis likvidavimas sienų, dalinančių Europą į suverenės valstybės. Teiginys iš Altiero Spinelli manifesto. Privati nuosavybė priklausomai nuo aplinkybių turi būti panaikinta, apribota, pakoreguota arba išplėsta, nekreipiant dėmesio į jokias dogmatiškas taisyklės. Reikia galutinai likviduoti ekonominį valstybių savarankiškumą, kuris yra totalitarinių režimų stuburas. Mūsų judėjimas semėsi tikrumo dėl tikslų ir veiklos krypčių, ne iš kažkokios dar neegzistuojančios liaudės valios, bet iš suvokimo būtinybės reprezentuoti giliausius šiuolaikinės visuomenės poreikius. Partija, kuri įvykdys šitos uždavinius, turi jungti tik tuos, kuriems pagrindinis gyvenimo tikslas – revoliucija Europoje. Europos revoliucija atitiks mūsų poreikius, jeigu bus socialistinė. Nauja valstybė, kuri atsiras visų šitų veiksmų pasekoje, atsiras dėka revoliucinės partijos diktatūros ir vardan naujos tikros demokratijos. Kalbame apie federacinės valstybės sukūrimą, kuri disponuos Europos kariuomenę ir turės pakankamai galių priversti atskiras federacinės valstybės dalis laikytis bendros tvarkos. Čia tylos minutė šiaip jau būtų visai prasminga. Nors vėlgi svajokliams gali atrodyti, o kas čia tokio maža, kas ką rašo, ar ne? Na, objektyvumo dėlį reikia pasakyti, kad 41 metais, kai šitas manifestas buvo rašomas, Europoje jau vyko karas ir vyrai matydami, kad Europa per 20 metų įsivelė į antrą karą ir žūsta milijonai žmonių, ieško išeities. Ir tada, sėdėdami ten toj Ventotenės saloje, svarsto, kaipgi čia reikės gyventi ir iš esmės jie logiškai svarsto. Jeigu tu nori išvengti ir karų ir viso kito, geriau, kad tų valstybių nebūtų. Nebus valstybių, nebus kam kariauti. Nebus tautų, nebus ir konkurencija. Jie ten savo manifeste labai daug dėmesio skiria, kad sako, jeigu vėl bus tautos, vėl bus valstybės, vėl jos ekonomiškai vystysis, ta, kuri vystysis greičiau, ta tuoj pat pradės įtakot kitas ir vėl bus konfliktai. Nu ir viskas lyg taip, suprantat. Bet tokio tipo svajokliai per visą žmonijos istoriją yra tiek prisvajoję. Ir visą tai baigdavosi tokiomis kraujo jūromis. O čia ir susiduria realistų ir tų svajoklių pasaulio supratimas. Keisti galima tik tai, kas yra iš principo pakeičiama. Kas atitinka žmogaus prigimtį, kuri jau čia yra duota mums šito pasaulio kūrėjai. O kai tu bandai pakeisti pačias taisyklės šito pasaulio egzistavimą, kitaip sakant, nori tapti dievu ir jo darbą pakoreguoti, tai viskas baigėsi, nežiūrint į tavo visus gražius norus, baigėsi tik tais dar didesniais praradimais. Ir pasaulio istorija yra, tiesiog kupina tokių pavyzdžių. Bet štai vyrai svajoja, ir jūs dabar pasakysit, kad maža kas ką svajoja, ar ne? Viskas būtų gal ir nieko, jeigu tai tik ir būtų svajonės. Perché Amendola è quello che in fondo nel Partito Comunista ha intuito che bisognava prendere la politica europea e ha aiutato il partito ad andare. Jūs sakysit, maža kas ką ten kada parašė. Taip, būtų galima taip pasakyti ir numoti ranką. Bet dabar žiūrėkit. Pavardė virš Europos parlamentų durų. Europos parlamente Spinelio grupė. 2016 metais buvo minimos 30 metų nuo jo mirties. Pažiūrėkit, kaip tos metinės buvo paminėtos svarbiausia Europos žmonių. Vokietija,
Prancūzija, Italija reprezentuojamos savo valstybės vadovais. Che quello che vide Spinelli e i suoi compagni esiliati a Ventotene, ma capaci di scrivere il manifesto per gli Stati Uniti d'Europa. Era il 1941, uno dei momenti più duri della storia d'Europa, e ciò nonostante allora ci fu chi ebbe l'intelligenza e la capacità di immaginare un futuro per l'Europa. Scrissero nel manifesto di Ventotene i padri, i profeti della nuova Europa. Ir čia labai susišaukia su kitu tokios vieningos, suvienytos ar tos tokios fantazuotos Europos ideologų. Tai grafas Coudenhove-Kalergi. Jis yra parašęs irgi 2 veikalus, kurių aidus mes matome dabartinės ES veikėjų darbuose. Tai Pan-Europa ir praktinis idealizmas. Štai tos knygos. Ir tose knygos irgi yra teigiama panašiai tas pats, kad turi nelikti tautų, turi nelikti valstybių, europietis turi gauti rusvą atspalvį. Nu ir jūs vėl sakysit, maža kas ką prifantazavo, bet juk šito grafo Coudenhove-Kalergi premija yra, jubiliejai švenčiami, ant monetos jis yra. 2017 metais Europa švenčia 60-metį nuo Europos bendrijos įkūrimo. 57 metais Romai buvo pasirašyta Europos bendrijos tokia deklaracija kūrimo. Ir ta proga buvo išleista baltoji knyga kaip planas Europos ateičiai. Kaip Europos vadai įsivaizduoja Europą. Na ir dabar žiūrime į tą baltąją knygą. Tai yra Europos Sąjungos ateities veiksmų planas. Ir kągi mes matom pačiam pirmam puslapį? Manifestas iš Ventotene. Vadinasi, visą tai, ką mes skaitėme, ištraukas iš to manifesto, baltosios knygos kūrėjams yra svarbu. Ir dabar žiūrėkit. Bet vėl dabar galima sakyti, kad tame nieko tokio, nu kas čia tokio, galima nekreipti dėmesio. Bet kokių dar reikia įrodymų, kad žmonės, va tai, ką šiandien mes matome Europoje, daro planuotai, daro kryptingai. Ir aš jums pasakysiu taip. Aš nesakau, kad jie daro blogai. Aš tik geisčiau tiesiog, kad lietuvių visuomenė, kada pasisako už vieną ar kitą žingsnį, suprastų, į kur jis veda. Va čia yra svarbiausia. Būkim realistais ir supraskim, į kur veda va šitas ES projektas ir ko jis siekia. Ir jeigu mums šito reikia, jeigu mums tas tinka, jeigu mes manom, arba dauguma Lietuvos taip mano, nu nieko nepadarysim, mes taip ir eisim. Bet supraskim, kad tada po 100 metų nebus Lietuvos valstybės, nebus lietuvių tautos. Ir aš tikiu, kad Lietuva yra žmonių, kurie sako, ir gerai, ir taip ir turi būti. Ir aš sutiksiu, jeigu mūsų tokių dauguma. Bet mane labiausiai liūdina, kada žmonės renkasi kelią, gerai nesuprasdami, kur jis veda. Jie nori vieno, jie svajoja kažką, tai o realybė yra visai kita. Ir kaip puikiausia iliustracija šitos situacijos, žiūrėkit, stovi lietuvaičiai prie įėjimo Europos parlamentą, štai virš jų galvų tas užrašas, kuris iš esmės reiškia jums galas, o jie stovi patenkinti, šypsos ir net nenujaučia, kur jie atvažiavo ir kas čia apskritai yra kuriam. Iki susitikimo vasario mėnesį.